žiemos pasakos. Na, o dabar paskutinioji dalis iš Triušelių žiemos pasakos – naujieji metai. Žiūrėkit, šūktelėjo Petriukas, pakeldamas atviruką nuo durų kilimėlio. Čia nuo mūsų pusbrolių iš Škotijos. Jie linki mums laimingų naujųjų metų. Net nežinojau, kad ten turime giminių, iš nuostabos išpūtusi akis, tarė baltauodegė sesutė. Ponia Triušienė nusijuokė. Geresnis klausimas būtų, kur mes neturime giminių. Ar kada nors buvai Škotijoje? Petriukas paklausė mamos. Ne, atsakė ji, bet žinau, kad ten gyvenantys triušeliai nepaprastai mėgsta švęsti naujuosius metus. Ten manoma, kad tas, kuris pirmasis įžengia į urvelį po vidurnakčio, atneša sėkmę. Įdomu, kas pirmasis mus aplankys naujaisiais metais, tarė Šleputė. Tikrai ne ponia Datina, nusišypsojo Petriukas. Ji kietai migusi. Dar iki naujųjų čia sulauksim svečių, tarė ponia Triušienė. Benjaminas su tėčiu ateis čia ypatingosios naujametinės vakarienės. Triušeliai labiausiai džiaugėsi ir nekantravo, nes jiems visiems buvo leista ilgai neiti miegoti ir sulaukti naujųjų metų. Bet kol linksmybės dar neprasidėjo, jų mama paprašė pagalbos ruošiant maistą. Taigi tą popietę Petriukas su baltauodege smulkino svogūnus, morkas, ropes, sočiai sriubai. O Šleputė su Plaušyte padėjo mamai iškepti sodraus skonio vaisinį tortą. Saulėtais metais leidžiantis paskutinį kartą kažkas pastukseno į duris. Ir netrukus į urvelį įlėkė Benjaminas. Su naujaisiais, sušuko jis. Ponia Triušienė nusijuokė. Dar per anksti. Tikiuosi, mes ne per anksti, paklausė Benjamino tėtis, ponas senasis Benjaminas, įeidamas pro duris. Benjaminas labai nekantravo ateiti. Ne, pačiu laiku, nusišypsojo ponia Triušienė. Jauskitės kaip namie. Senajam laikrodžiui tiksint paskutinės metų valandas buvo patiekta vakarienė. Skanumėlis, nusišypsojo ponas senasis Benjaminas, nusišluostydamas burną servetėle. Gal kam dar liko vietos tortui? Vienu balsu sušūko Šleputė ir Plaušytė. Man, atsakė Benjaminas, iškeldamas letenėlę. Triušeliams sočiai prisikirtus ir nusišluošius lipnius pulsus, baltauodegė pašoko į orą. Pažaiskim žaidimą, pasiūlė ji. Spėkit, kas aš? Mažoji Triušytė ėmė šokinėti po kambarį, raukydamasi taip, tarsi jai skaudėtų. Rupūžius ponas Jacksonas, spėjo Benjaminas. Benjaminas besiruošiantis rungtynėms, išsišiepęs pasiūlė Petriukas. Ne, nusijuokė baltauodegė, tai ponas Lapinas, nukritęs ant dygliakrūmio. Kai visi suvaidino skirtingus personažus šiame spėlionių žaidime, atėjo metas padainuoti. Ponia Triušienė sugrįžė džiaugsmingą melodiją smuikeliu, o baltauodegė su Plaušyte pašoko aplink stalą. Daug dainavę ir šokę, triušeliai pavargo. Pasėdėkim prie ugnies, pasiūlė ponia Triušienė. Liepsnoms pašokus iki kamino ir kambaryje sušmėžavus šešėliams, ponas senasis Benjaminas atsikrenkštė. Gal kas norėtų išgirsti istoriją? Taip, labai, sušuko Petriukas. Taigi ponas senasis Benjaminas papasakoja apie nuotykius, kuriuos patyrė, kai buvo dar jaunas triušelis. Apie tai, kaip kartą aprengė kaliausę pono Magregoro džiūstančiais skalbiniais ir kaip įtikino Tomio barsuko tėvą pasislėpti statinėje, o tada nurideno jį nuo kalvos. Ponia Triušienė pasakojimo pabaigoje įsiterpė pasakyti, kaip tada jai teko gelbėti senąjį Benjaminą nuo išširdusio Tomo tėvo. Senasis Benjaminas nusišypsojo žibančiomis akimis. Iš tiesų, jeigu ne tavo miklus protas, sese, manęs čia šiandien jau nebebūtų.
jau gerokai po 11. Todėl mažieji triušeliai jau labai norėjo miego, bet buvo užsispyrę laukti vidurnakčio. Ar atsimeni, kaip tikėjom, kad mūsų girioje vaidenasi, šypsodamasi paklausė ponia Triušienė. Žinoma, atsakė ponas senasis Benjaminas. Papasakok jiems apie tai. Kiekvieną naktį girdėdavome iš girios sklindant keistas aimanas ir dejones, pradėjo ponia Triušienė. Voverės net bluosto nesudėdavo. Triušeliai pasilenkė į priekį, nes ponia Triušienė patyliukais ėmė kalbėti vis tyliau, kol ėmė šnabždėti. Todėl vieną naktį kartu su senuoju Benjaminu išėjome į girią, pasiryžę išsiaiškinti, kasgi ten vyksta. Priešais pamatėme šešėliuose paskendusi siluetą, kuris kaukė ir dejavo, o kai priėjome arčiau, ėmė klaikiai klykti. Bam, bam, bam! Urvelio laikrodis išmušė vidurnaktį ir tą pačią akimirką kažkas kaip tik pašėlęs ėmė belsti į jų urvelio duris. Visi triušeliai net pašoko iš išgąsčio. Vaiduoklis! Sušuko Šleputė ir Plaušytė. Nekvailiokit, nuramino nusijuokusi mama. Tuoj patikrinsiu, kas ten. Ji aiktelėjo pasižiūrėjusi laukan, o tada nusišypsojo. Vajetau, tikrai vaiduoklis. Sveiki, sveiki, sveikučiai, sušuko ponas žvejas Jeronimas įliuoksėdamas vidun. Kaip tik pasakojom vaikams istoriją apie girios vaiduoklius, nusivatojo ponia Triušienė. Ar atsimeni? Žinoma, nusijuokė Varlius. Ponia Triušienė ir senasis Benjaminas palaikė mane vaiduokliu. Tada dar buvau mažas ir kadangi nenorėjau prižadinti savo broliukų ir sesučių namie, slapta repetuodavau dainas girioje. Bet neslapta nuo mūsų, kikendamas tarė ponas senasis Benjaminas ir nusikvatojo. O skambėjo tos dainos kaip. Žinau, nutraukė ponas Jeronimas. Štai kodėl lioviausi dainavęs ir tapau dirigentu. Ir dirigentiškai pamojavo varlės letena. Na, kadangi esi pirmasis mūsų svečias šiemet, tikimės, kad atnešei mums daug laimės, nusišypsojo Petriukas. Nežinau, kiek jums tos laimės atnešiau, bet užtat turiu jums šiek tiek ypatingo burbuliuojančio šeivamedžio uogų gėrimo. Tai mano naujametinė dovana, atsakė Varlius. Gal kas norėtų stiklinės? Taip, ponas žvejas Jeronimas prisidėjo prie triušelių šventės, kur visi laimingai ėmė juoktis ir glebesčiuotis, Petriukui garsiausiai surikus. Laimingų naujųjų metų! Ir jūs visus su artėjančiais naujaisiais metais. Ačiū, kad buvote šiemet paskutinius kelis mėnesius su visai neseniai spalio mėnesį startavusiomis pasakomis. Jeigu patinka tai, ką matote, jeigu norite sulaukti daugiau gyvų skaitomų pasakojimų skirtingais įvaizdžiais, prenumeruokite YouTube kanale Gyvos pasakos, sekite mūsų profilius socialiniuose tinkluose ir komentuokite, laikinkite bei būkite drauge. Ačiū ir iki kitų kartų. Gyvos pasakos.